Tai sveiki šį vakarą. Labai malonu, kad prisijungėte ir žinau, kad labai gražus vakaras, bet jūs vis dėlto prisijungėte paklausyti Zoomą, tai mums tikrai labai malonu. Visą pristatymą vesiu aš Aušra Stankevičienė, esu šitoj kompanijai, kaip dirbu, lygiai 3 mėnesiai bus 15. Esu jau pasiekus rubino rangą ir šiandien pakalbėsim, ką tie rangai reiškia ir taip toliau. Bet pirmiausia, noriu pakalbėsiu apie pačią kompaniją, apie jos misiją, viziją, apie jos tikslus. O sekantis dalis, aš gal atskirai įrašą padarysiu, tai bus apie... Va. Labai prašau išsijungti garsus. Tai va, kalbėsim ir apie kompanijos visas galimybės, nes kai kurie žmonės pas mus ateina produktą vartoti, tai yra normalu, ne? Bet dalis žmonių ateina sukurti savo pajamų gal srautą, ne? Ir kokios didelės šio galimybės, jos yra neribotos visiems atskirai, ne, ir kiekvienam kartu ir atskirai. Ir kaip aš visą laiką sakau, kas ateina vartoti produktą, jisai bus sveikas. Kas vartos produktą, bus sveikas ir dalinsis, skleis informaciją, kad padėti kitiems būti sveikiems, ne, jisai bus ir turtingas. Ir šitoj kompanijoje aš jums parodysiu, kokios yra galimybės. Tai, kaip ir minėjau, pati su 3 mėnesiai bus po kelių dienų, kaip dirbu, mes su mano vadove Europoje pačios pirmos prisijungėm ir Lietuvoje kompanija dar tik tai 3 mėnesiai. Geri 3 mėnesiai, nes vadovė biški jau ir daugiau padirbo, tai į Europą tik mažai žingsneliais eina šita kompanija. Ir galiu pasakyti, kad mes greitų metų turėsim oficialią registraciją kompanijoje, nes mūsų noras naudoti šį unikalų produktą parodė labai didelės apyvartas ir kompanija labai susidomėjus atidaryti Europą. Tai aišku, mus tai džiugina ir ko gero viską papasakosiu iš eilės. Daugelio iš jūsų svajonė yra verslas iš namų, ne? Ir anksčiau tai nebuvo įprasta, mes buvom visi įpratę eiti į darbus, turėti darbo valandas nuo 8 iki 8, ar tas 8 valandas, ar 12, ar 14, kai paklausau, kai žmonės dirba ir po 12, ir po 14 valandų, ir naktim dirba. Tai ko gero tai nėra, ne, svajonių darbas, bet dirbti iš namų šiai dienai, kada darbas yra pakankamai sunkiai kai kuriems pasiekiamas. Žmonės kartais į darbą važiuoja 1,5 valandos, 2, o gal net ir daugiau, arba važiuoja 100 ir 200 kilometrų į darbą, arba iš namų turi išvažiuoti, kad turėtų darbą ir uždarbį. Tai galiu pasakyti, kad samdomas darbas niekada nepadarys žmogaus turtingo, nes jisai didžiąją gyvenimo dalį daugiausiai neturi to nei materialinio, nei moralinio pasitenkinimo. Tikrai vienetai žmonių, kurie labai patenkinti tuo tokiu apribotų darbu ir apribotų uždarbiu. Tai galiu pasakyti visą laiką tinklinė rinkodara, šiandien mes kalbėsim būtent apie tinklinę rinkodarą, jinai jau daug metų rinkoje, jinai niekam nėra naujovė, bet būtent šitoj kompanijoje, ar kitoj tinklinės rinkodaros kompanijoje žmogus gali atsiskleisti visų savo pajėgumų, ne? Ir tikrai ne visi čionai padaro karjeras, ne visi perlipa per savo tą, sakyčiau, ribotumą tokį. Žmonės daug savo visokių užsideda ribojimų. Šiandien apie tai nekalbėsim, mes kalbam su partneriais pirmadieniais apie visokius tokius
užsidėjimų savo, kodėl aš to verslo negaliu turėti, nes tikrai daug žmonės atsisako vien dėl to, negalėdami perlipti per save. Tai kalbėsiu pradžioje apie produktą ir apie pačią kompaniją, kodėl jinai išėjo į rinką ir kodėl jie nusprendė išeiti į rinką. Kadangi jie sukūrė tikrai unikalų produktą ir jie išėjo į rinką su $1,5 milijardo kapitalu, tai nėra kompanija, kuri yra neturinti pinigų, kompanija turi savo fabriką ir mūsų 8 ar 9 žmonės, 9 skrenda Liepos 6 į Malaiziją, mes gavom dovanų kelionę ir mes tikrai daug ir pafilmuosim ir bendrausim su kompanijos įkūrėjais, mes parnešim jums tikrai labai gerą žinią iš tos Malaizijos ir galiu pasakyti, po 2 mėnesių darbo mes gavom šitą dovaną susitikti su kompanijos vadovybė. Tai jie į rinką išėjo oficialiai įregistravę kaip tinklinės rinkodaros kompanija, jie turi savo fabriką, jie turi sukurtą savo produktą ir va tas labiausiai mane ko gero ir priviliojo už tai, kad vis tiek norisi to legalumo. Ir tie žmonės, kurie ieško verslumo MLM industrijoje, kurie tikrai pavargo dirbti už dovanėlės, už kažkokius sukauptus bonusus, tai šitas modelis, kokį tinklinę rinkodarą, kokį marketingą sukūrė šitą kompaniją, jinai jūs tikrai nustebins, kai jūs pradėsite dirbti ir pajausite tai. Aš apie jį pakalbėsiu antroje dalyje, bet aš galiu jums pasakyti, kad jūs atėję į šitą kompaniją, jūs jausite saugumą, jūs jausite pagalbą ne tik produkto, bet ir mūsų visos komandos, kurie tikrai rūpinasi, kad jums būtų gerai, duoda visą informaciją. Ir aišku, mūsų tikslas, kad kiekvienas atėjęs partneris pajaustų tą marketingo ir produkto kartu išskirtinumą, gal sakyčiau, ne? Ir kas yra saugu, bendradarbiaudami su įmonė, jūs esate visiškai apsaugoti nuo visų verslo rizikų, būdingų bet kokiam tradiciniam verslui. Tai reiškia, nereikia jums investuoti labai didelių investicijų. Aš praeitam prezentacijoje kalbėjau, mes su vyru, kai kūrėm UABą, mums 100 000 kainavo įsigijimas įmonės, mes pirkom su pastatu, paskui viskas prisitaikymas prie Europos standartų ir ta produkto gamyba, visa įranga supirkti, viskas tikrai kainuoja didelius pinigus, tai tikrai ne 10 000, o 100 000 kainuoja. Ir aišku, kada tu esi žmogus jaunas, tai tų pinigų pats neturi, tada reiškia, tu eini iš banko imti pinigų. Tai galiu pasakyti, kad mūsų kompanija jums nereikia eiti skolintis pinigų iš banko. Kiekvienas dirbantis žmogus gali įsigyti verslo paketą čionai pas mus. Jisai virš 800 arba virš 400, kalbėsiu aš antroji dalyje apie tai, ne? Ir jisai tikrai saugiai, ramiai gali pradėti dirbtis ir dalintis informaciją, pradėti produktą vartoti. Ir žinot, kai jūs pradedat vartoti produktą ir pamatot, ant kiek jisai efektyvus, aš jums nuoširdžiai pasakysiu, jeigu jūs žmogus esat, kad jums rūpi kiti žmonės, jūs tiesiog negalėsite tylėti, jūs tiesiog nesugebėsite tylėti. Ir šiandien ambicingiems žmonėms suteikiama tikrai unikali galimybė vadovauti įmonės lyderystės judėjimui, būti tarp didžiausio atlyginimo. Apie atlyginimus aš pakalbėsiu vėliau, už tai, kad kokį turi marketingo planą, atlygio planą šitą kompaniją, neturi niekas. Skaičius aš mėgstu ir aš atėjau ne tik dėl produkto iš tą kompaniją, bet kai pamačiau, koks yra atlygio planas, mane tiesiog sužavėjo, kaip tai gali būti, neatrodo neįmanoma.
Ir kodėl aš taip kalbu, kad tai unikalu ir taip toliau. Kas esat draugavę jau su tinklinė rinkodara iš anksčiau, jūs tikrai žinote, ką reiškia būti pirmais metais tarp lyderių. Jūs tikrai daugelis iš jūsų žinote, ką reiškia per pirmus metus susikurti komandą. Ir kada kompanija turi ant tiek gerą produktą, kuris tiesiog kalba už save, ne? Tai susikurti pirmais metais mūsų tikslas susikurti komandą. Ir ta komanda neturi apsiriboti tik tai Lietuva. Mes galime registruoti visą Europą, mes galime registruoti ir kaimyninės šalis, tokias kaip ir Rusija, Kazakstanas, ten ir taip toliau, ne? Lenkija ir taip toliau, Lenkija Europą priklauso, ne? Tai pirmi metai labai svarbu susikurti komandą, ką mes ir darome, dėl ko tos prezentacijos, kad žmonės išgirskite, pagaliau atėjo į rinką kompanija su produktu, kuris pats kalba už save, ir atėjom su tikrai labai geru marketingu. Galiu pasakyti, šitoj kompanijoje apsistojau dėl to, kad prieš tai turėjau 3 kompanijas, kur tikrai žinau, kaip galima palyginti ir paskaičiuoti. Ir mane labai nustebino marketingas. Paskutiniai prieš tai, kai dirbau, irgi marketingas pakankamai buvo geras, bet paskui išlindo tam tikri dalykai, kurie jau pasidarė nepatogus. Nuo metų ir 3, kada jau praeis, kada mes dirbam, bus jau metai praėję, uždarbis irgi žmonių tikrai bus dar pakankamai nemažas, bet jeigu iki metų kursit komandą, ateis diena, jūs uždirbsit nuo 100 000 iki 100 milijonų kas mėnesį ir čia bus normalu. Ir gali būti, kai kam bus tai metinės pajamos, kai kam tai bus mėnesinės pajamos ir jūs pamatysite, tikrai tai bus, ne? Paskui jau uždarbiai šiek tiek mažėja, nes dabar, kada jau kūrėsi komandos, kiti žmonės sakys, aš jau žinau, aš jau užsiregistravau ir aš jau vartoju tą produktą. Kuo toliau, tuo daugiau žmonių apie tai žinos, ne? Tai šiandien dienai tikrai labai svarbu tiems, kurie norit uždirbti, pamatyti čionai tas didelės galimybės. O paskui, kai praeina jau 3-4 metai, 5 metai, jau kada kompanija rinkoje įsitvirtinus, ne, jau gaunasi daugiau žmonės vartoja. Bet netgi už vartojimą šitoj kompanijoje, kad žmogus vartos kas mėnesį produktą, čia moka labai didelius komisinius ir mes šiandien apie tai pakalbėsime antroj mūsų daly. Tai kartu dabar su įmonė galite jūs atidaryti naujas šalis, kurti plačius vartotojų tinklus visame pasaulyje ir tai jums yra prieinama. Ir jūs tai galite daryti iš lėto, neskubėdami, kadangi čia yra tokios galimybės, niekas nenulina ir taip toliau. Įmonės vadovybė dirba įvairių sričių specialistai, todėl ši komanda yra labai profesionalūs, kompetentingi įvairiais klausimais, todėl neįtikėtinai efektyvus. Ir šitų 4 žmonių komanda, jie visi yra įkūrėjai. Vėl aš neįsidėjau skaidrės jų vardus, pavardės pasakyti, bet yra puslapis kompanijos ir trumpai apie kiekvieną iš jų parašyta. Čia yra daktarė, būtent moteris, kuris sukūrė šitus produktus. Ir visi šita komanda, vieni ekonomistai, kiti MLM lyderiai labai stiprus, jie išėjo į rinką su savo gamyklos produktu. Kas yra labai svarbu, kad kompanija pirmiausia patį produktą sertifikavo ir tik tada išėjo į rinką. Ir jie darė klinikinius tyrimus ant produkto ir tik po to išėjo į rinką. Tai irgi yra labai svarbu. Ir visus tuos sertifikatus jūs galite rasti kompanijos puslapyje. Tai čia
Aš jų nevardinsiu dabar, aš iš tikrųjų net labai ir neturėjau laiko analizuoti, prisipažinsiu, bet tikrai žinau, konsultavausi su specialistais, kad tokie sertifikatai, kokie yra šitoj kompanijai, jie tikrai ne kiekviena kompanija juos turi. Ir galiu pasakyti, kad ateities žemėlapis labai rimtas yra kompanijos, tai jie dabar mes turime 24 metus, tai planuoja į visokias, jie ir konkursus daro, ekskursijas, plečiasi į kitas šalis, fabrikus numatė 25 metais net 5 fabrikus statyti ir labai čia priklausys, ko gero, kurios šalys dabar ypatingai šiais metais parodys didesnę apyvartą, yra galimybė, kad net ir Lietuvoje gali būti pastatys fabriką, ar Lietuvoje, arba Europos kažkurioje šalyje, ne? Ir aišku, 26 metais kompanija jau planuoja su savo akcijom išeiti ir į biržą, ir savo gal ir valiutą kažkokią pateikti, kalbama yra tai. Ir dar šiandien kalbėsiu apie tai, kokią mes gavom naujovę, kada mes padarom rangus, kompanija mums dovanos savo akcijas, tai yra nuostabu, ne? Ir galiu pasakyti, kad įmonė siūlo premium klasės universalius produktus sveikatai ir atjauninimui ekonomiškai palankiomis kainomis. Tai jeigu žiūrėti į tai, kad produkto kaina registruojantis kainuoja $34, kur užtenka jums mėnesiui 15 vienetų, o vyriškas yra produktas, ypatingai pamylėti šitoj kompanijoje yra vyrai, 2 produktai vyriškam, jie prie registracijos kainuoja $20. Paskui jau kada žmonės daro pakartotinas šitus pirkimus, tai jau gaunasi po 28 ir po 17. Ir ši nedidelė ląstelių mitybos linija veikia visą kūną ir pašalina pačias žmogaus negalavimo priežastis – mitybos trūkumą, virškinimo trakto ir imuniteto problemą, stresą ir jo pasekmes. Ir žinot, galiu pasakyti, labai daug kas jau esam susidūrę su ta tradicinė medicina, aš jokiais būdais jos neignoruoju, reikalui esant, tikrai mes visi lankomės ligoninėse ar poliklinikose, bet daugiausiai vis dėlto pastebėjau, kad linkę tau vieną kažkokį organizmo, tavo viso kūno kažkokį vieną organą gydyti, jeigu tu ten nueini ir pasakai, kad tau skauda petį, tai tą ir duoda kažkokiu tai nuskausminančiu ar kažkokiu ir nelabai ieško tos priežasties, kodėl taip atsitiko, ne? Ir ką noriu pasakyti, kad kompanija sukūrė tokį produktą, kuris atstato visą kūną, tvarko uždegimus, procesus uždegiminius jūsų kūne ir jūs tikrai tą pamatysite, pajausite, kai pradėsite vartoti produktą. Ir kad kokybišką produktą turi kompanija, tai patvirtina faktas, kad 2023 metais gruodžio 10 dieną Yes Global Dubajų jau gavo prestižinį tarptautinį apdovanojimą už savo gaminių kokybę, veiksmingumą ir aukštus gamybos standartus. Tai buvo forumas, kuriame įmonės iš daugelio pasaulio šalių pristatė sveikatos produktus. Ir galiu pasakyti, kad pati esu dalyvavus Dubajuje ir teko būti ir parodose, ir ten tikrai patenka ne visi ir tikrai ne visi gauna apdovanojimus. Gauti Dubajuje apdovanojimą, tai žinokit, yra jau didelis pasiekimas, reiškia, kompanija tikrai nusipelnė to. Ir vėl grįšiu prie to, kad kompanija pagal naujausias technologijas turi fabriką, kaip ir sakiau, mes tikrai turėsim informaciją Liepos mėnesį, kai grįšim iš Malaizijos, jau patys gyvai nufilmuosim mane. Ir
galiu pasakyti, kad kompanijos produktų ingredientai yra patentuoti Europai, gal ne visi iš eilės, bet didesnė dalis. Ir žinau, kad kompanija laikosi labai griežtų reikalavimų, kad produkto sudėtis neišeitų iš rikiuotės. Tai šiai dienai kompanija turi 6 produktus, pagrindinius 6, viskas, ko reikia sveikatai, jaunystė ir ilgamžiškumui vienoje vietoje. Tai yra 3 produktai pagrindiniai: Cologuard, Sunrise, Sunset, kurie sudaro visą sistemą. Visą laiką rekomenduoju nuo jų pradėti. Cologuardas, Sunrise'as, Sunsetas. Vienas valo, atstato ir atjaunina, ne? Ir yra 2 produktai vyrams, vyrai ypatingai pamylėti yra šitoj kompanijoje, ir vienas unikalus produktas moteriams. Tai ant dienų mes turėsim naują produktą, kuris bus, kaip sakau, paturbintas probiotikais ir prebiotikais su vitaminu C. Jisai bus skirtas ypatingai imunitetui atstatyti. Ir greitų laikų jau kompanija pristatė, turėsim produktą, kuris turės irgi visą sistemą žmogaus kūno svorio sureguliavimai. Tas produktas bus išleistas net su tam tikrom instrukcijom, kaip valgyti, kaip maitintis, kaip sportuoti. Tiesiog bus toksai biški kaip ir klubas dėl to produkto. Tai čia jau mūsų tokios laukia naujovės greitų laikų. Ir žinau, kad bus dar, neįsidėjau aš tos skaidrės, yra nuplanuota dar ateityje bus filtrai labai geri, paskui pagalvės, higieniški moterims paketai, dantų pasta, dar kažkokios higienos priemonės, bet produktų nebus labai daug, kurie perskaičiau, bet aš nesuprantu, kodėl jūs matot rusų kalbą, šiaip tai aš rodau lietuvių kalbą. Tai klausimus atsakysiu vėliau, prezentacija yra kalbama lietuvių kalba, tai tiesiog nemanau, kad tokius klausimus reikia uždavinėti. Taip, dabar Cologuardas. Mes pristatom Cologuardą, kuris turi unikalią sudėtį. Cologuardo atskirai video esam padarę visą jo, išnagrinėjom visą sudedamasias dalis. Tai jisai valymas, atstatinimas ir atnaujinimas. Cologuardas tai yra pagrindinis produktas, nuo kurio reikia pradėti. Jisai valo plonų ir storųjų žarnyną, valo kraujagyslės, kepenis, limfas, kraujo valymas, veiksmingas esant riebaliniai hipotezei, antiparazitinis poveikis, mažina uždegimus visam organizme. Jeigu jūs blogai miegate, pagėrę Cologuardą, jūs tikrai pajausite, mažina cukrų kraujyje, apsaugo organizmą nuo oksidacijos, reguliuoja ir mažina svorį. Iš karto galiu pasakyti, kad dažnai žmonės galvoja, kad jie išgers kažkokią piliulę ir jūsų svoris ištirps taip greitai, kad jau atrodo čia. Tai galiu pasakyti, kad tikrai nėra tų dalykų. Geriant Cologuardą, jisai pradeda valymo procesą, tai tikrai tuo metu reikėtų atkreipti dėmesį, ką valgot. Nes jeigu jūs valysitės ir vėl dėsit į burną tą patį ir nekeisit jokių įpročių, tai nežinau, ar didelė nauda iš to bus. Todėl tikrai mes ir patys turim prisidėti ir padėti savo kūnui, ypatingai tiems, kas turite viršsvorį, ne? Gal kažkaip pamažinti cukraus vartojimą, ar gal kažkam pieno produktų atsisakyti reikės, gal kažkam miltinių produktų atsisakyti. Aš tikrai, pavyzdžiui, pati tikrai dėjau tas pastangas ir patikėkit manim, tai nebuvo sunku daryti. Kada tu save myli ir savo nori padėti, tai yra labai lengva. Tikrai savim reikia užsiimti. Ir jeigu žmonės organizmo nevalė eilę metų, tai tikrai tą Cologuardą reikėtų kokią pusę metų pagerti.
Kodėl aš dabar vaidėjau dar šitą skaidrę? Tai tie, kurie jau esat partneriai arba planuojate tapti partneriais, tai šį mėnesį iki birželio paskutinės dienos yra paskelbta akcija ir būtent Cologuardą jūs galite įsigyti pigiau. Tiesiog apsimoka gal užsiregistruoti, paskui daryti aktyvaciją ir pasinaudoti nuolaidą, kuri šį mėnesį kompanija jau Liepos mėnesį bus metai, kaip yra rinkoje išėjus Cologuardui akcija pirmą kartą, tai tikrai skubėkite ją pasinaudoti. Dabar Sunrise'as. Sunrise'as tai yra jaunystės eleksyras ir jisai tikrai labai veiksmingas produktas. Jisai atnaujina mūsų ląsteles, apsaugo nuo irimo, stiprina imunitetą, gerina kraujotaką, labai prisideda prie mūsų energetikos, tikrai energijos visai dienai. Atrodo, tu darai ir tą, bet tu vakare nesijauti pavargęs. Šitas produktas geriasi ryte ant tuščio skrandžio. Jeigu Cologuardą mes geriam vakare prieš einant miegoti, tai Sunrise'as geriamas ryte. Jisai ir kaulus, nagus, plaukus stiprina ir galiu pasakyti, nagai tikrai labai auga, plaukai auga, jeigu anksčiau eidavau į kirpyklą kas 2 mėnesius, tai dabar jau neišsisuku, nuo to einu kas mėnesį. Ir tikrai galiu pasakyti, labai pagerėja miegas, už tai, kad jisai prisideda prie melatonino kiekio didinimo, galingas antioksidantas, šalina toksinus, prisideda prie Cologuardo valymo ir valymo organizmo, įtakoja elastino ir kolageno gamybą, žodžiu, pajungia naujų ląstelių gamybą, mažina cholesterolio kiekį, pagerina maistinių medžiagų įsisavinimą. Tai tikrai vienas iš unikalių produktų, kuris apima labai daug sričių ir tikrai labai gera komanda su Cologuardu. Suncetas irgi vienas iš tų, kaip aš sakau, mūsų sistemos trikampio. Jisai tvarko visą mūsų nervų sistemą, antistreso programa, taip ir vadinasi. Ir jeigu atkreiptume dėmesį jo sudėtį, tai valerijonas, ramunėlės, lavanda, pasiflorų ekstraktas, atrodo tokia paprasta sudėtis, ne? Bet iš tikro pačiam žmogui tikrai neišeina to pasidaryti, nes reikia žinoti, ką kiek naudoti, ne? Ir tas mažiukas saldainiukas Sunceto, jisai tikrai, galiu pasakyti, čia kaip pradarai tą krepšelį, mažiukas maišeliukas, čia yra viena tabletė, dabar čia pas mane pusė yra, aš geriu jo po pusę. Jisai tikrai daro stebuklus. Tai šitą produktą labiausiai įsimylėjau, nes jisai man padėjo ypatingai sunkiu metu, jis atėjo man labai pačiu laiku, kada man tikrai buvo tokia, sakyčiau, sudėtinga stresinė situacija versle. Ir šitas Suncetas, išgėrus visą, aš jo atsikėliau ryte visai kitokiomis mintimis, kitokių supratimų ir atrodė, wow. Tai jisai labai stipriai gerina smegenų veiklą ir dažnai žmonės sako, ai, aš gerai miegu, viskas gerai. Tai jaučia gerai, kad jūs gerai miegat, bet jisai gerina regėjimą, smegenų veiklą. Jeigu moterims yra kažkokiu tai skausmų per mėnesinės, jisai tvarko tos simptomus. Jisai labai stiprus antioksidantas ir pasižymi prieš uždegiminių poveikių ir jisai būtent veikia tada, kada jūs miegate. Ir virškinimą gerina, padeda valdyti svorį, gerina odos būklę. Ir jeigu pastebėjot, visi šitie 3 produktai, Sunrise'as, Cologuardas ir Suncetas, kaip ir papildo vienas kitą ir yra panašių veikimo principų ir jie viens kitą papildo. Dabar mes turim moterišką produktą, kuris tikrai yra ypatingas dėl moterų
Netgi turim tokių atsiliepimų, kad pavartoja šį produktą moterys, kurios labai sunkiai galėjo, niekaip negalėjo pastoti, panaudoja kelis mėnesius šitą produktą, susilaukė nėštumo. Tai iš tikrųjų yra unikalu, galiu pasakyti. Ir šitas produktas moterims gerti labai gerai, jeigu jūs turite šiuo metu prasidėjo menopauzė jum, o kas yra menopauzė, tai yra tiesiog nesuvaldyti toksinai, juos išvalius, pagėrus šitą produktą, atsistato jum ir hormonai ir palengvina jūsų visą tą perėjimą per menopauzės simptomus ir padidina energiją ir gyvybingumą, jis irgi geriamas yra ryte. Ir antioksidantas lygiai taip pačiai stiprus kaip ir kiti produktai. Ir jisai prisideda ir prie miego kokybės, ir padeda nuo nevaisingumo, kada šeimoje ir vyras, moteris pageria šitus produktus, tiesiog atsistato žmonėm šitas visas procesas. Priešvėžinis poveikis. Tai moterims jį galima naudoti, jeigu yra kažkokiu tai įtarimo, jau jūs tikrai galite naudoti. Kraujotaką gerina, miegą ir daug kitų dalykų. Tai tikrai produktas labai kokybiškas, geras ir galiu pasakyti, šitas moteriškas produktas irgi va toks mažiukas pakeliukas, ne? Ir jisai geriasi po pusę. Jisai tiesiog geriamas jo per pusę. Ne visą pakelį ir jo užtenka visam mėnesiui, nes dėžutė yra 15 vienetų. Ir aišku, mūsų vyrų jau pamėgtas produktas Alpha Max M+. Jis palaiko prostatos sveikatą, vyrų libido, seksualinę funkciją ir bendrą gyvybingumą. Padidina testosterono lygį ir vyrų pasitikėjimą. Skatina kraujotaką, širdies ir kraujagyslių sveikatą, pagerina spermos kokybę ir bendrą savijautą. Ir jeigu šeimoje yra problemų su pastojimais, tai tikrai pagėrus šitą produktą, tikrai prie šeimos, kaip sakau, vyras didinimo gerokai prisideda, ne? Tai šitą produktą aš besąlygiškai vyrams sakau, reikia pabandyti ir aš suprantu, daugelis vyrų nenori apie tai kalbėti, bet aš galiu pasakyti, kad vyrai lygiai taip pačiai turi problemų kaip ir moteris ir nereikia bijoti apie tai kalbėti, tuo labiau, kad atsiradus tokiam produktui mes tikrai labai stipriai vyrams galime padėti. Ir dar vienas produktas Alpha Max M+ kafe, tai yra kavos pavidalu šitas produktas. Jisai geriamas kaip gėrimas, jį galima gerti ryte. Jisai gal šiek tiek duoda daugiau energijos. Kaip mano sponsorė, kai pakalbėjau telefonu, sakau, tai kurį čia geriau vartoti. Sako, žinot, šitą produktą, jeigu kavą išgėrus ryte, tai vyras turi eiti arba į sportą ir išsikrauti, arba tiesiai pas žmoną į lovą. Tai pajuokavom. Tai jisai tikrai turi stiprių antioksidacinių, turi labai stiprių antioksidacinių šito poveikį ir nuo nevaisingumo, didina testosterono kiekį, gydo kepenis. Realiai šita kava veikia lygiai taip pačiai kaip vyriškas produktas. Mano vyras vartoja jau antrą dėžutę, labai džiaugiasi ir pats paprašė toliau vartoti už tai, kad tikrai pajautė poveikį iš tikrųjų 3 dieną. Tai kava yra kaip gėrimas, geriasi kas 3 dieną, o tabletės vyriško produkto kaip saldainiukai, kaip mūsų būtų sunsetas, tai lygiai taip pačiai, tik dėžutėje 7 vienetai, jos irgi dalinasi per pusę ir geriasi arba kas 2, arba kas 3 dieną. Kas yra pabrėžtina, kad vartojant šitus produktus nerekomenduojama gerti alkoholį. Tai visą laiką jau partneriams perspėju ir tie, kas įsigijo, kad
vartoti alkoholio negalima. Toliau, ką mes dar galim pakalbėti, dar kartą grįšiu prie akcijos, tai kas planavote registruotis arba įsigyti produktų pigiau, tai jūs turite labai didelę progą šį mėnesį, tikrai neatidėkite paskutiniai minutiai, paskubėkite registruotis ir įsigyti šitus produktus gerokai mažesnę kainą, nes dabar už $36 vyriško produkto galite nusipirkti 2 vienetus, kavos vyriška $34 už 2 vienetus ir kolongardas $41 už 2 vienetus. Galiu pasakyti, kad kolongardas turi po 15 vienetų dėžutėje, tai reiškia, jūs gausite 2 dėžutės, o vyriški produktai turi po 7 vienetus. Mes praeitą mėnesį turėjom moteriškų produktų iš tokią akciją, tai irgi pasipirkom daugiau, nes labai paklausą turintys produktai. Tai kaip ir kalbėjau apie tą trikampį, jau viską daugmaž pasakiau, tai yra tikrai nuostabus produktas ir visą laiką rekomenduojam pradėti nuo 3 produktų. Jeigu be registracijos 3 produktai jums mėnesių kainuotų 120 eurų, pristatymas ten gal keli eurai, o užsiregistravus jau gautųsi 102 eurai tik tai, ne? Tai tikrai verta registruotis, o dabar, kai yra akcija, tai gali ir 4 produktas išeiti. Tai va, tai šitas sveikatos trikampis, jisai išliks visą laiką pagrindiniai produktai, o jau moteriška, vyriška žmonės nusprendžia, kada jau mato, kad jiems tai reikalinga. Ir kaip ir minėjau, jau kaip ir sakiau, kad registruojantis produktas kainuoja $34.15 vienetų, po registracijos jums produktas jau, pavyzdžiui, kolongardas visą laiką kainuoja $28, dabar, kai akcija $20 gaunasi. Ir čia galima pirkti produktų neribotą kiekį, jums nereikės ten užsitarnauti kažkokių taškų, kad gauti tą nuolaidą. Jinai visą laiką po registracijos jums nuolaida, būtent aktyvacija vadinama, visą laiką bus ta pačia kaina. Ir galiu pasakyti, kad tie, kurie daro verslą, tai kas mėnesį vieno produkto aktyvacija daroma. Tai reiškia, į mėnesį $28 jūs pasidarot aktyvaciją. Tie, kurie ateinat kaip vartotojai, tai nėra būtina daryti, jūsų registracijos ofisas niekur nedings, jūs galite pirkti tada, kada norite, kada jums patogu, susisiekėt su savo sponsorium ir padarot pirkimą. Dar pasakysiu pabaigai, kad kompanija, kol dar nėra oficialiai registruota, tai mes pinigus įsikeliam per USDT, bet tai čia laikinai, kol įregistruos, jau kažkaip jau apsipratom prie to, nėra sudėtinga. Kompanija yra pati iš Malaizijos, jau minėjau apie tai, produktai keliauja, aš visą laiką sakau, iki mėnesio. Todėl reikia pasirūpinti gal jų iš karto daugiau nusipirkti, kad kol ateis sekantis užsakymas, kad jų užtektų. Bet už tai, kad tikrai kol mums supakuoja, kol pakrauna ir kol išsiunčia, tikrai tas atstumas didelis, nes dabar su lėktuvu skrisim 15 valandų skristi su persėdimu, tai tikrai produktas, bet tikrai kompanija labai deda didelės pastangas. Ir pradžia visą laiką tokia būna įdomesnė. Tai va, tai buvo su jumis Aušra Stankevičienė. Tikrai kviečiu į komandą prisijungti, registruokitės, susisiekite su tuo žmogum, kuris jūs pakvietė į šitą prezentaciją ir jums davė kažkokią informaciją. Žinau, kad ir mano yra daug pakviestų žmonių. Tai tikrai turim visus mokymus mūsų komandai, mes stengiamės padėti partneriam, kad jie po truputį, netgi jeigu ir nemokate šito verslo, jūs tikrai galite išmokti, jeigu norite to, ne? Tai mokymai ir prezentacijos
komandoje mūsų viskas vyksta lietuvių kalba, bet lygiai taip pačiai, lygiai grečiai yra prezentacijos ir rusų kalba, ir rusų kalba mokymai vyksta iš mūsų viršutinio sponsorių. Tai kas liečia šitą prezentaciją, aš kaip ir pabaigsiu. Ir dabar galėsime atsakyti klausimus, kas norite sužinoti apie mūsų unikalų marketingo planą, atlygio planą tiems, kurie dirba, tai bus sekantis mūsų video dabar.